Sveiki visi, šiandien bus pamokėlė, sukūriu pamokėlę, kaipgi įkelti pamokėlę su deimantais, auksu, su geležim, deimantu ir auksu. Kaip tai padaryti? Va tokia, jeigu turite vieną auksą, jeigu reikia tik tai, pakanka tik vieną aukso blokelę ir galite tik gauti, šis dalyko, aišku, tokių priemonių, va reikia redstone, lipnaus pistono ir redstone reperti, kažkokį nežinau kaip lietuviškai tars, galite su geležim, deimantais ir auksu. Galite su visokiais, tai va, ypač dabar pavrodu pavyzdžiui, vakar su deimantais galima paimam dirbtuvėje. Va, bliamba. Čia, šau, taip dar vienas deimantas, bet o, tada nusitaikyti, kaip pistonas jau pritraukia tą savo svorį, va. Matote, aš patraukiu laiko ir nusitaikiau, ir va, matote, buvo dabar vienas deimantas, bet dabar du deimantukai. Tai kaip tą daiktą pasidaryti? Ai, aš jau nusitaikiau. Okei, matote, taigi matote, va, pasidarys šitą daikčiuką. Time, set, die. Tai papalinti vieną šitą. Čia va tai papalinti, man tai va šitą reikia daryti. Ir tada pagrindžiškai. Nu galite tiesiog čia va pasižiūrėti. Va, jeigu patys suprasti, aš visų nesuprantu. Pažiūrėti daikčiukam. Va. Gal aš biškį parodysiu, bet gali išeiti man, nes visada gali išeiti. Labai tai prašau, kad ne visada gali išeiti, bet gali jum ir išeiti. Paėdėte, taip va. Tada paėdėte prie tų vienų, padedate šitą. Tada jį nuimate. Paimate redstone. Va. Ir va tavo greitai turit nuimti. Va tavo, va šitą va. Pilvo rodo. Turite greit nuimti ir vėl uždėti. Bet, ką toliau darome? Galite belė kokį, jeigu belė kokį, galite net 100 redstone ar net 1000 galite dėti. Vis tiek jums išeiti. Išeis, išeis. Da, ką toliau darome? Dedam lygtis tuniklį. Jeigu iš man pradėjo veikti. Ai, baigstam širdį pulsuoti. Okei, tada va ypač ypač va, aš noriu va, turiu auksą vieną. Dega auksą. Tada, ką toliau darom? Dedu redstone, kad jūs pradėtų generuoti širdį. Auksą, aišku. Arba kažką kitą deimants. Arba galite su belio koją dirbti. Čestas, ne, čestas neišeis. Čestas neišeis, nemėginti. Su čestais neišeis. Ir taip, kad jūs galite būti labai turtingas žmogus. Va, buvo vienas auksas, dabar 2 auksai yra. Ir su tais auksais galite jūs kažką daryti, itemus ir taip toliau. Nu va, jeigu turim ironą galite dirbti. Jeigu jūs ir tavo mažai turite, tai aišku galite svirti. Ir taip galite daug turėti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mano naują video vlogą, nepamirškite laikinti, prenumeruoti mano kanalą. Ir komentuokite, jums patinka, laikinant ir taip toliau. Viso gero žiūrovai.